Kokios yra investavimo rizikos ir kaip jas valdyti? Investavimas visuomet susijęs su rizika. Investavimas į paskolas privatiems ir verslui ne išimtis. Tačiau kuo daugiau žinosite apie rizikas, tuo lengviau galėsite jas įvertinti ir suvaldyti. Su jumis sveikinuosi aš, Gabrielė. Ir netrukus apie viską papasakosiu nuo pradžių. Apie kokias rizikas reikia žinoti, investuojant tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformoje. Vienas pagrindinių investavimo į paskolas privalumų, kad nėra tokių svyravimų, kokie būdingi akcijoms ar akcijų fondams. Investuojant į akcijas, niekada negali žinoti, kiek jų vertė gali kristi. Todėl investuotojai gali prarasti dalį arba visas savo investicijas. Investuojant į paskolas žmonėms ar verslui, pagrindinė rizika yra ta, kad paskolos gavėjas gali vėluoti arba negrąžinti paskolos. Siekdami įvertinti šią riziką, mes atliekame išsamią paskolos paraiškos analizę ir jei paskolos gavėjas atitinka visus reikalavimus, suteikiame galimybę investuoti. Investuotojai mato paskolos sumą, terminą, palūkanų normą, savį kredito reitingą ir kitą svarbią informaciją. Pavyzdžiui, teikdami vartojimo paskolą, mes visuomet patikriname, ar paskolos gavėjas turi turto, nes tai parodo finansinį stabilumą. Žinoma, galima investuoti ir tik į tas paskolas, kurios yra užtikrintos nekilnojamo turto įkeitimu. Tai būsto arba nekilnojamo turto vystymo paskolos. Prie kiekvienos paskolos paspaudus mygtuką peržiūrėti, galima pamatyti detalę informaciją ir priimti pagrįstą sprendimą investuoti ar ne. Ką rodo savį kredito reitingas ir kaip jį suprasti? Kredito reitingas parodo kiekvienos paskolos riziką, kuri žymima nuo A raidės, kai rizika mažiausia, iki E, kai rizika didžiausia. Priklausomai nuo reitingo, paskolų palūkanos gali siekti nuo 5 iki 75%. Dažniausiai, kuo rizikingesnė paskola, tuo didesnės palūkanos. Tuo pačiu ir didesnė tikimybė, kad paskolos gavėjas gali vėluoti vykdyti savo įsipareigojimus. Tarp investuotojų esame vertinami dėl gero, gražos ir kokybės santykių. Tačiau galutinį sprendimą priimsite jūs. Galbūt nustebote išgirdę apie 75% palūkanas? Nors tokios paskolos egzistuoja, jos būna labai retos, mažų sumų, trumpo laikotarpio ir su didelė rizika. Ar įmanoma sumažinti investavimo riziką? Pagrindinė investavimo taisyklė pataria diversifikuoti investicijas. Tad geriausiai investuoti į skirtingas paskolas su įvairiais reitingais, palūkanomis bei terminais ir tokiu būdu išskaidyti riziką. Tuomet vėluojant vienai paskolai, rizikuotumėte tik tai paskolai skirtą investiciją, o ne visų portfelių. Taip pat, norintiems daugiau garantijų, siūlome į vartojimo paskolas investuoti su unikaliu savi įrankiu – investuotojų fondu. Pasirinkus skolinti su investuotojų fondu, dalis už paskolą gaunamų palūkanų skiriama šiam fondui. O nesėkmės atveju šis fondas kompensuoja negrąžintą paskolos dalį bei už 90 dienų laikotarpį susikaupusias palūkanas. Norint investuoti su investuotojų fondo apsauga, tai reikia šį savo pasirinkimą pažymėti varnele, renkantis paskolą pirminėje rinkoje. Šį pasirinkimą galite įtraukti ir į automatinio investavimo profilio nustatymus. Kuo skiriasi investavimas į paskolą žmonėms ir verslui? Savi platforma patogi tuo, kad vienoje vietoje galite investuoti tiek į fizinių, tiek ir į juridinių asmenų paskolas. Vartojimo, būsto, verslo ir nekilnojamojo turto vystymo paskolas. Ir visa tai vienoje paskyroje. Investuodami galite pasirinkti, į kurias paskolas investuoti, atsižvelgdami į paskolos paskirtį, metinę palūkanų normą bei riziką. Dažnai verslo ir nekilnojamojo turto vystymo paskolų terminas būna trumpesnis nei vartojimo paskolų, todėl šios paskolos tampa patrauklesnės. Be to, jos turi užtikrinimo priemonės, tokias kaip laidavimas, vekselis ar turto įkeitimas. Kita vertus, vartojimo paskolos dažnai siūlo aukštesnės palūkanas, o ilgesnis laikotarpis leidžia investuotojams užsitikrinti palūkanas ilgesniam laikui. Taip pat esame vienintelė platforma Lietuvoje, siūlanti investuoti į būsto paskolas privatiems asmenims, kurios laikomos mažesnės rizikos finansinių produktų. Tai reiškia, kad investuotojams grįžta šiek tiek mažesnės palūkanos palyginti su vartojimo ar verslo paskolomis. Kita vertus, jie gauna daugiau saugumo, nes investuotos lėšos yra užtikrintos nekilnojamuoju turtu.
Šiuo metu investuojant į būsto paskolas galima tikėtis vidutinės 8% metinės grąžos, į verslo 13%, o į vartojimo paskolas vidutinės 17% grąžos. Tai priklauso nuo pasirinktos rizikos lygio, prasmingų investicijų su savi.